Rita, laba diena. Susitikom su tavim pasikalbėti apie veido mankštą, nes nuo rudens į Senjorų pasaulio klubą tu atėjai ir pradėjai vesti moterims veiduko mankštas. Esi masažo specialistė, kurianti grožį per prisilietimą. Papasakok, kaip pati jautiesi ir kaip tau atrodo mums sekasi mankštintis. Tai labas, Vida, ir labai džiaugiuosi, kad esu su jumis, su tiek daug nuostabių moterų senjorų pasaulyje ir galiu dalintis, vesti mankštas, veido mankštas ir matyti moterų šypsenas ir matyti, kaip tai veikia iš tikrųjų ir kaip jos jaučiasi ir ką, kaip pratimai gali padėti jaustis gerai. Tai kaip ir paminėjai, esu masažo specialistė, praktikuoju kobido veido masažą ir tuos pačius judesius stengiuosi atkartoti ir parodyti moterim būtent veido mankštos pratimuose. Veido mankštas mes turim kartą per mėnesį, bet aš labai tikiu, kad prisijungusios senjorės praktikuoja ne tik mankštos metu, bet ir šiaip, nes man pačiai, va mes šnekam dabar su tavim ir man pačiai norisi taip mankštintis, nes kažkaip tai, kai jau su tavim, Tikrai atrodo, jau taip. ir reiktų kažką daryti iš karto. Tai Tikrai taip, tikrai taip. Tai tikslas tos mankštos ir yra, kad susijungiam kartą, du kartus per mėnesį, dabar kartą per mėnesį, bet iš esmės ta mankšta ir yra tokie pratimai, kur moteris galėtų tam tikrus pratimus daryti, žiūrint televizorių, tiesiog sėdint ar skiriant savo laiko keletą minučių, būtent vat, kaip smakro pratimas, kur aš net užsiėmimo metu, mankštos metu pabrėžiu tam tikrus pratimus, kuriuos galima daryti laisvalaikiu. Ir neįpareigojant savęs, tai yra neturėti tos rutinos, kad va dabar turiu turėti, nežinau, 10-20 pusę valandos ir dabar jau darysiu mankštą. Ne, tiesiog, vat, kaip ir minėjai, sėdžiu prie televizoriaus, prisiminiau smakro pratimą ir jį tiesiog darau ir užtenka minutės ar dviejų, kad geriau pasijaušiu ir tiesiog rankos pačios dažnai kalbu apie tai, kad mums atrodo, kad mes neprisimenam daugelio dalykų, bet iš tikrųjų rankos prisimena tam tikrus judesius. Ir gal vienai moteriai surezonuoja vienas judesys, kitai gal norėsis lūpytes paspaudyti ir pamankštinti. Tai iš tikrųjų tas prisilietimas prie veido jis yra skirtingas ir kiekvieną kartą jis yra vis kitoks. Rita, labai gražiai papasakojai ir dar noriu paliesti, esi ne tik masažo specialistė, bet ir sąmoningumo mokymų lektorė. Mes su tavim dalyvaujam kartu, vedam bičiulių svetainę. Ir tikrai pamačiau, kad tavo tokie klausimai vedantis į gylį. Kaip tu pati, kaip tau atrodo, kaip galima šitos dalykus apjungti ir kaip tu matai mūsų bendruomenėje, nenorėčiau sakyti pokyčius, nes turbūt jie neateina greitai ir nėra plika akim matomi, bet kaip tau pačiai, kaip tu jautiesi? Taip, mano gal toks, nežinau, gyvenimo gal ir tikslas, ir noras, kad mes moterys, labiau mylėtume save, labiau prie savęs prisiliestume, labiau rūpintumėmės savimi ir dažniau šypsotumės. Ir dažnai moteris klausia, kaip atsikratyti čia kažkokių tai raukšlyčių ir aš tiesiog sakau, daugiau šypsokitės, mylėkit save ir tada tie pratimai ir viskas, ką mes darom, jie tarsi
tarsi kitaip mus veikia. Ir būtent tos pokalbių metu, tas bičiulių svetainėse man labai patinka dalyvauti ir klausytis istorijų. Ir žmonės, kai jie pradeda kalbėti, kai jie atsiveria, kai mes kalbam apie tam tikrus dalykus, kurie mums svarbus yra, tai ir yra tam tikra, kaip čia, meilės savo forma. Ir masažas yra viena iš meilės savo formų, mankšta veido viena yra iš meilės savo formų. Ir per meilės visų pirma pradėti nuo savęs. Kai mes tada save mylėsim, mes ir savo būsim gražesni. Ir aplinkiniam bus įdomiau su mumis bendrauti. Ir būtent tas bendravimas, kas vyksta ir bičiulių svetainiai, man atrodo, kad tai yra, kaip aš sakau, tam tikra meilės savo forma. Na va, kaip gražu. Žodžiu, šiandien susitikom pašnekėti su tavim apie meilę. Tokią labai, labai Taip, didelę ir kartu labai gilę temą. Taigi aš noriu priminti visiems, kad vasario 11 dieną 10 val. Mes susitiksim su Rita veido mankštoje, o vasario 27 dieną susitiksim bičiulių svetainėje ir kalbėsime apie daiktus, kurie yra istorijų nešėjai, kurie yra kaip laiko nešėjai. Tai turbūt tiek ir ką, ačiū labai, kad užsukai ačiū tau. Ačiū tau ir iki susitikimų. iki Iki. susitikimo.